Na, o dabar žadėtas siužetas apie brakonierius. Net 20 ungurių. Tokį brakonierių laimikį ir pačius brakonierius sučiupo Lašišos dienoraščio aktyvistai ir aplinkosaugininkai. Ir įkliūva jie ne pirmą kartą. Tai gerai žinomi ir lašišų brakonieriai iš Grigiškių. O ungurius jie gaudo pasistatę gaudyklės pralaidose po keliais ar upelių ištakose. Ten paprasčiausiai suplaukia visi unguriai, jie neturi šansų praplaukti visi ir sulenda į tas gaudyklės ir surinka, todėl matom tokius didelius kiekius, tokias didelės žalas. Už tai nusikaltėliams teks atseikėti beveik 10 000 eurų žalą gamtai bei sumokėti iki 1,5 tūkstančio eurų siekiančias baudas kiekvienam. Mat ungurį, nesvarbu kokio dydžio, ežeruose ir upėse gaudyti gali visus metus, bet ne daugiau 3 vienetų. Tiesa, tą pačią naktį į Lašišos dienoraščio bei aplinkosaugininkų rankas pakliuvo ir dar vieni brakonieriai. Taip atrodo ungurių brakonieriai. O tai brakonierių automobilis, išdaužytais stiklais, primenantis visišką metalo laužą, be draudimo ir be technikinės. 3 girti asmenys pasistatė ungurinę gaudyklę, neleistinai sugavo 13 ungurių, už tai kiekvienam taip pat teks suploti po 1,5 tūkstančio eurų baudą ir atlyginti 3600 eurų žalą gamtai. Tiesa, policija iš vyrų atėmė automobilį ir dar skyrė baudą už vairavimą girtiems. Bet panašu, kad baudos brakonieriams reikėtų ne tik už girtumą, bet ir už bukumą. Gerai žinomas brakonierius Šūra iš Grigiškių, jisai gaudė ten ungurius ir jo gaudyklę pavogė. Tai jisai sulupo tą mašiną su beisbolo lazda ir tie brakonieriai kreipėsi į mus, kad mes jam padėtumėm. Nu, žodžiu, ir gavosi, kad ir juos pagavom, ir anos pagavom. Lietuvoje yra apie 300 upelių, kuriuose plaukioja unguriai. Mokslininkai skaičiuoja, kad kiek upelių, tiek ir brakonierių ir dar ne su viena gaudyklė. Kartais tyrimų metu atvažiuoja žmonės pasidomėti, ką čia veiki, kiek ilgai būsi, ar čia tikrai tau reikia būti. Susidomėjimas, sakykime, iš brakonierių pusės šitą žuvimi yra labai didelis. Nes už ją brakonieriai gali itin gerai pasipelnyti. Klimavičiaus žiniomis vieną ungurį brakonieriai gali parduoti ir už 50 eurų, tačiau žuvies brakonieriavimo mastai yra žymiai didesni netgi nei lašišų, sako Klimavičius. Nuo sovietmečio, taigi čia buvo kaip kyšio forma ungurys, tai irgi ir išlikę. O ungurių populiacija Lietuvoje netgi katastrofiškai sumažėjusi. Prieš 80 metų, kai dar ungurių populiacija buvo geroje būklėje, tai jų sumažėja yra maždaug 99–90 procentų. Lietuvoje ungurių yra tiek pat, kiek ir liūtų. Kiek atsivežam, tiek ir yra. Visi unguriai esantis Lietuvos vandenyse yra įžuvinti. Žuvininkystės tarnyba per 15 metų į vandens telkinius suleido 15 milijonų ungurių. Tam išleista 6 milijonai eurų gautų iš Briuselio. Tik bėda, kad suleistus ungurius išgaudo brakonieriai. Reikia maksimaliai visokių įmanomų sankcijų iki, sakau, apykojės baudžiamosios atsakomybės, nes šiai dienai milijonus išleidžiam, bet juos susirinka visokie šūrikai. O ungurys išties paslaptinga žuvis. Visi Lietuvoje ir Europoje gyvenantys unguriai yra gimę laisvėje prie Amerikos krantų, kažkur prie Bermudų trikampio, bet kur tiksliai nežinoma. Ungurių lervutė kartu su golfo srove migruoja prie Europos krantų. Čia jos sugaudomos ir natūraliai ar dirbtiniu būdu perkeliamos į vandens telkinius. O po 15 metų Lietuvoje augęs ungurys visgi sugalvoja plaukti į gimtinę. Vieną pavasario apsiniaukusią šaltą tamsią naktį pradeda migraciją atgal link savo nerštaviečių, kurios yra maždaug už 8000 km. Ungurys ir yra riebus būtent dėl to, kad kaupia riebalą, kurį panaudoja migracijai ir nerštui.